Sveiki, mėly brangus mano žmonės. Daugelis mane jau kaip ir pažįsta, o kas prisijungiate pirmą kartą, tai labai malonu bus su jumis taip pat susipažinti. Dėkoju, kad randate laiko. Aš esu Aksana, kas nežinot, pakeitusi savo gyvenimą iš mediko, kuris ėjo užsidėjęs rožinius akinius ir galvojo, kad visą gyvenimą gali būti sveikas ir gali padėti kitiem. Bet dėja įvyko taip, kad nuėjau visiškai ne į tą pusę, net atėjo momentas, kai nebegalėjau pati savo padėti. Todėl kilo idėja dalintis, kad jums tiesiog taip neatsitiktų savo žiniomis, tiesiog padiskutuoti įvairiais klausimais, gauti įvairių, kaip ir sakau, atsakymų kartu išspręsti. Ir kadangi šiandien lyja, daugelis laukia laivo ir vakar ir užvakar, tai galiu tiesiog sąžiningai prisipažinti, kad nebuvau visai ne tai, kad pasiruošusi, bet tiesiog buvau labiau reikalinga kitoje vietoje, negu kad būčiau sugebėjusi tai perteikti. Apie ką dabar aš čia? Aš esu labai laiminga ir patenkinta galėdama parekomenduoti tokį gyvenimo kaip būdą, kaip save galima susirinkti natūraliais dalykais, o kas į tai įeina žmonių bendravimas, knygų skaitimas, tiesiog pasivaikščiojimas, pajautimas savo vidinio balso, atleidimas, dėkojimas ir kvietimas į savo gyvenimą Dievo tiesiog. Tai vat šiandien apie tai. Ir kaip nekeista, ką tik grįžau iš vieno susitikimo, pas mus Stokholme labai lyja. Ir buvo bažnyčia pakvietusi tiesiog pasidalinti mano gyvą istoriją, papasakoti kitataučiam, tiesiogiai tai, kas liečia rusakalbių žmonės, iš Ukrainos žmonės, kadangi aš pati esu maišyta irgi, nepasimaišysi, bet tiesiog maišyta. Pas mus yra giminiai taip pat kelių kultūrų jungtis. Ir tiesiog esu labai laiminga, kad galiu kalbėti ir švedų, ir lietuvių, ir rusų, ir lotynų, ir medicininė švedų kalba, kiek leidžia man mano jėgos ir noras ir meilė visam tam, kam aš darau. Tai kodėl šiandieną taip giliai norėčiau su jumis pakalbėti? Šiandieną, kaip mes visi gal žinom, gal kiti nežinot, yra pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ir tiesiog taip sutapo, kad aš buvau šiandieną vienoj iš bažnyčių, ten buvo susirinkę apie 200 žmonių. Ir tiesiog labai tikrai, kas vyksta karas, tai ne tik Ukrainoje, tai vyksta ir Izraelyje. Ir tiesiog tai yra labai skaudu. Ir atrodo, netgi turint ir noro, ir meilės, ir laiko, ir tą, ką mes išmokstam pasidalinti, ir atrodo, ką galėčiau ir aš tam žmogui padėti, tai tiesiog apkabinti galbūt. Tiesiog galbūt apkabinti. Ir toje bažnyčioje sutikau labai daug apdovanotų žmonių, kurie gali groti, gali gaminti maistą, gali kviesti kavos, gali tavęs netyčia paklausti, ar viskas tau gerai. Tai yra labai didelis turtas, kada tu esi ne vienas. O mūsų kartais visi mūsų gyvenime, kaip gali nutikti, kad surinktos patirtis, išsilavinimai, statusai, jie tiesiog vieną dieną nebepadeda mums, todėl kad mes esame susirgę, mūsų psichika yra traumuota, mes sėdime vieni, mūsų užvaldžios yra įkyrios būsenos, mintis, gyvename baimėje, labai daug paskutiniu metu gaunu tokių ir pasidalinimų, ir padėkojimų, šypseną už tai, kad
sako, smagu kaip kalbėtis, kada nėra baimės, kada yra laisvė, kada yra suvokimas, kada yra, Oksana, tavo pateiktos kelios knygos paskaityti. Tai žinokit, antiek faina yra, kad nėra tie žmonės, jie yra mūsų gyvenime tiesiog siusti mum Dievo. Tai aš labai esu dėkinga, kad pasirinkau būtent produktus, kuriuos aš vartoju pati. Labai esu laiminga, kad galėjau išgirsti savo vidinį balsą, kad galėjau savim pasitikėti ir kitų žmonių pagalba galėjau save atstatyti, kad ši kompanija, kur vartoju produkciją, kurios dėka aš esu čia ir dabar ir sveikesnė ir laimingesnė, šita kompanija taip pat remia bažnyčias, šita kompanija taip pat padeda vaikams statyti vaikų namus. Ta kompanija padeda visam pasauliu kvėpuoti laisviau. Šita kompanija yra New Life, jinai yra labai žinoma ir ten yra tiesa. O kur yra tiesa, ten yra visuma. Tai va šiandien pasaulinės psichikos sveikatos dienos toks paminėjimas, kad tiesiog nebesiplėsiu daug. Ir susirašiau keletą tokių dalykų, kad galima mes patys kažkuom tai prisidėti. Kas į tai įeina? Jeigu tu gali nuėjęs žmogui žiūrėti į akis ir sakyti, kad Dievas tave myli vis tiek, ir pasakyti, tu nesustok, tai žinokite, yra labai labai daug. Prieš daugelį metų aš šito padaryti negalėjau. Aš gulėjau lovoj tikrai ne vieną kartą ir liga yra tokia, kur kartais nuo streso, nuo pervargimo ir ta psichika tiesiog yra pertempta ir jinai manęs nebeklauso. Ir kaip ją surinkti, o norų yra labai daug, o širdis sako tau, daryk, o ką čia reikia daryti, ir atrodo padarai ir vis tiek ant galo tu nusivili. Tai aš už tai, kad nenusivilti. Tiesiog aprimkime. Mokėkime tiesiog padėkoti, kad mes kažkam tai rūpime, kaip ir mane, kažkas pakvietė 200 žmonių išklausyti. Buvo be galo šilta aplinka, aš labai daug ką galėjau pasidalinti iš savo asmeninės patirties, mes ir pajokavom, ir pasidžiaugiam. Ir pasakiau, kad yra būdų ne vien sveikatą žalojančių, kad yra tikrai šiais laikais labai daug įrankių, sveikatą gražinančių. Ir kad tas visa būtų mumise, mes turime visą laiką pradėti nuo savęs. Tai kaip aš dabar ruošiau temą vakar, kurios nepadariau, bet matyt taip turėjo būti, kad šiandien yra dar ir daugiau ką prie viso šito pridėti. Tai dabar ir sakau, kad kaip pereiti bedugnę. Atrodo ir baimė, ir lynas, ir kopečios, ir kažkas tai gali būti, kas ta bedugnė. Tai aš paskaitau knygų, žinokite, labai save gražinu į tą laiką, kada pati atrodė ta bedugnė man kažkoks siaubas, bet žinokite, ta bedugnė nėra siaubas. Aš jums apie ją papasakosiu, kaip iš jos galima kartais semti turtą. Tai kai ilgai žiūri į bedugnę, bedugnė pradeda žiūrėti į tave. Kas tai? Bedugnė pradeda žiūrėti į tave. Ir nėra tai baisu, juk iš jos, iš tos bedugnės, aidas atkartoja. Suprantat? Aidas atkartoja. Tai yra jausmas, tai yra pajautimas, tai yra gyvybė. Ir ta bedugnė nebeatrodo galbūt ir tokia baisi. Kai atsiranda iš bedugnės sūkurys, dažniausiai kaip atsiranda ta bedugnė? Einant lygioj vietoj gali sūkurys tave įsukti, ar ne, ir nutempti tą bedugnę. Bet kadangi aš esu iš tokio krašto, Deltos regioninio parko, labai daug kartų man teko, aš esu visa iš gamtos ir labai pojūčius visus jaučiu, tai tekdavo žiūrėti, kaip nuslūksta potviniai pas mus ir kas po to pasidaro. Jūs neįsivaizduojate, kiek yra dumblo, kiek yra bedugnių, kiek yra trąšos tenai, ir jeigu tu tenai nusileidi,
tu gauni patį didžiausią stiprybę. Įsivaizduojat, kad tu atsitesi visiškai išskalbtas, išvalytas, energetiškai išbandytas ir iš tos bedugnės kažkas tai išauga. O kartais netgi gali stverti net ir šaknį, kada tu ten įsikibęs pamatai dangų, akis pakėlęs visai kitaip. Suprantat? Ir kada skaičiau knygą Draugeliai virš bedugnės, tai yra audio knyga, jūs ją galite paklausyti tiesiog. Jinai yra išleista Kristinos Gudonytės. Ir ten yra taip pat, kada yra nepriimama kitokio žmogaus, kaip ir gamtoje, ar ne, atranka vyksta. Tai atrodo ir skaudu, bet atranka žino visą tavo paskirtį. Ir vat taip, kada suvokiam, mes susirenkam visą turtą iš bedugnės, mes joje esame turtingi. Nebijokime kartais atsidurti bedugnėje. Nes ten yra trąša, ten yra garsas, ten yra pojūtis, ten yra pats geriausia, ką kada nors tu galėsi pamatyti kitaip. Dangų iš bedugnės tu matai visiškai kitokį. Ir kada skaičiau su Saulium, tai yra labai man artimas sielas žmogus. Saulius yra, kaip jis save apibūdina, gal tiesiog reiktų pasakyti, ar ne, kad jis parašė straipsnį, nenori būti amžinų pralaimėtojų, tai prireiks šuolio, radikalaus šuolio, arba šoki, arba lieki. Ir Saulius apie save sako, kad jis yra ne gydytojas, nors jis, žinokite, yra sielos gydytojas. Aš jį stebiu jau gal kokie 2 metai, esu labai susižavėjusi ir tikrai jisai yra būtent tas žmogus, kuris gydo sielas, turi begalės sukaupęs žinių bagažą, dalinasi savo lygiai taip pat live ir savo YouTube kanalą turi. Aš labai jį rekomenduoju, noriu matyti jūs sveikus, be baimės, mokančius peršokti bedugnę. Ir vat jisai save vadina, kad jis yra sveikos gyvensenos ir asmenybės ugdymo mokytojas, ar ne? Tai yra labai daug, žinokite. Ir kad reikia žmogui būti laimingu, sako daugelis. Nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti? Aš galvoju, Dieve, nuo ko aš pradėjau? Aš niekom nebetikėjau, kai toj bedugniai tupėjau. Aš taip šaukiausi to Dievo. Aš tiesiog, žinokite, pradėjau mąstyti, kad kaip aš išgyvenau. Kartais atrodo ir be maisto. Galima būtų kažkiek išgyventi ir be vandens, atrodo, ar ne? Bet kada sielai skauda, neišgyvensi ilgai. Tiesiog gali ir susinaikinti. Ir nėra keista, kad yra tokia psichikos, sveikatos, pasaulinė diena. Pasaulinė psichikos sveikatos diena atrodo. Taip, jinai yra tokia. Ir mes labai mažai gal žinom apie ją. Tai vat nieko nėra skausmingiau, negu būti užstrigusiam ten, kur tau ne vieta. Įsivaizduokite, nieko nėra baisiau būti užstrigusiam ten, kur tau ne vieta. Tai yra beprasmybė. Ir vat Saulius jisai rašo, kad reikia pradėti nuo mitybos susitvarkymo. Ja susitvarkius, susitvarko ir visa psichologija. O į psichologiją įeina daug daugiau negu į psichiatriją, ar ne? Kai pagalvoji. Taip, psichiatrų yra ir psichologų yra, ar ne? Bet koks tarp jų skirtumas yra? Psichiatras jisai gydo vaistų, psichologas jisai gydo žodžių. Ir visa psichologija. Ir jinai yra visiškai kita. Psichologija
tai yra mūsų gyvenimo poezija. Jeigu mes mokėsime atskirti ir į save įdėti sveikatą gražinančius dalykus, o nesveikatą naikinančius, mes esam visi nugalėtojai. Ir būti savimi yra didvyriškumas. Ir aš kiekvieną žmogų skatinu. Nori laivo, aš dabar sulaukiau. Eglutė, jeigu tu mane girdi, keletas eglių pas mane yra gyvenime. Aš sakau, jeigu atėjo tau vibracija tokia ir tu nori, kad pasikalbėtumėm gyvai, aš jau tą laiką tau paskyriau. Šeštadienį, sekmadienį. Mes tiesiog galime susitikti ir jūs tiesiog mus pakalbinsite, mes pabandysim atsakyti, kaip geriau žmogui lengviau ar kaip čia daryti gyvenime. Kad būtų tiesiog daugiau šypsenų, daugiau ramybės. Kad ne vien tik tai mes darytumėm automatiškus veiksmus, kad reikia. Ne, mums išmokti reikia susidraugauti su savo pojūčiais. Bet siela ir kūnas, jie irgi yra neatsiejami. Kada sielai džiaugsmas, kūnas kartais neatlaiko. Reikia ir kūną prisižiūrėti. Tai mes ieškokime visi kartu to balanso, ar ne? Tai aš esu už tai. Nebijokime pabūti visokiais. Nes mes ir atėjom į šią žemę daryti stebuklus. Stebuklai yra pats žmogus. Stebuklas yra pats žmogus. Tai kodėlgi nepabūti to stebuklų, ar ne? Tai va. Ir dabar, ką aš galiu pasakyti. Kada nuvykau į šitą bažnytėlę, aš supratau, kad tai yra Dievo vedimas, kada tu esi aprimęs, kada tu suvoki, kad nieko per daug ir nebereikia, žinokit, iš tikrųjų, bet iš kitos pusės reikia labai daug, nes kuo tu daugiau prašai, tuo tu daugiau gali ir kitam duoti, ar ne? Ir kai vienas žmogus manęs paklausė, kokie patys drąsiausi žodžiai yra, kuriuos, Oksana, tu esi ištarusi. Žinokite, kūnas mano apšilo tada ir aš klausiau savo širdies. Nes jeigu būčiau pradėjus galvoti su galva, būtų labai buvę greitai liūdna. Nes pradėčiau savyje ieškoti sliekų. Kažkur ir ten lyg tai ne tą padariau gerai, gal ir čia kažkur galėjau geriau, nes tobulumui ribų nėra. Tai žinokite, aš klausiau savo širdies ir man atėjo kokie patys drąsiausi žodžiai, kuriuos esi ištarusi. Tai buvo tie žodžiai, man reikia pagalbos. Tai buvo visapusiškas nusinulinimas. Man reikia pagalbos. Ir kai tai pasakiau, gavau begaliniai daug meilės. Kaip buvau svarbi ir kaip visiems norėjosi padėti. Kartais, kai jautiesi sutraumuotas, tau atrodo geriausia būti vienam. Bet jeigu tu paimi į savo širdį šviesą, šviesa tau sako, kad ateina žmogus. Ir jis ateina tobulas, atrodo kažkoksai, tai visai ne kaip aš, kad tokia, visa sugriuvusi. Ir ten atrodo baimė man yra. Bet kada pradedi dalintis viso savo gyvenimo nueito džiaugsmais kažkokiais, tai jūs neįsivaizduojat, kaip tu praturtėjai. Ir aš dabar, kai buvau bažnyčiai, aš galvoju, kokia yra vis dėlto sąjunga padaryta tarp mūsų žmonių, kada yra Dievas savo gyvenime, kada ateina produktas tiesiog sukurtas žmogui, kada ateina kompanija būtent į mano gyvenimą, ką aš dabar pati vartoju ir nuo ko jaučiuosi tikrai labai labai gerai. Jinai taip pat remia bažnyčias. Aš galvoju, Dieve,
o aš jau turiu tiek daug. Tai šiandien nuėjau ir tiesiog ką galėjau nuo savęs padovanojau, papasakojau apie tuos gražius dalykus. Tiesiog palikau žmonėm išardytą pakuotę, nes atrodytų, kad aš kažką turiu, o jie nieko. Žinokit, supyliau į paprastą stiklinį dubenį ir sakau, čia yra mūsų saldainiukai. Tai buvo tikrai omega, tai buvo karotinoidai, tai buvo spalvos, tai buvo žmonės, tai buvo jų akių spindėjimas. Ir žinokite, tai yra verta, nes gyventi bet kaip galima galbūt suprasti ir tokį etapą, bet kaip galima padaryti dar daugiau per save dėl kitų, nieko nelaukiant, tai yra tokia laimė, ką sako Saulius. Urbonas vadina save ne gydytoju, bet jis yra tikrai sielos mokytojas ir gydytojas, kada mes turime pajausti, o kas ta laimė. Ta laimė yra tiesiog gimsta jinai kiekvieną sekundę. Laimė yra toks dalykas, kada tu jauti sąlytį su visuo, prie ko tu prisilieti. Tai aš šiandieną galvoju pasakyti, kad leiskime mes save taip pabūti, kada nežinai, kokia diena ši diena bus. Ir jeigu tu šioje dienoje jau esi, tai tu ir esi labai laimingas. Paprasti dalykai, kaip sakant, jie žavi, ar ne? Bet paprastam kartais pabūt neišeina. Bet kada tu turi tą pojūtį, tą pasidalinimo jausmą, tai yra pati didžiausia laimė. Aš sakau, taip gyvenu tiesiog kaip ląstelė. Jeigu man skauda, klykia visas mano kūnas. Ir aš jungiuosi į laivą ir jum kalbu. Kada aš esu laiminga, aš jungiuosi į laivą ir jum kalbu. Kada man yra liūdna, aš pasižiūriu, ką kiti mano draugai veikia. Jie tiesiog sako, halio. Aš sakau, taip, žinokit, mano lūpose šypsena. Ir tuo aš dalinuosi ir lygiai tą patį gaunu. Ir tiesiog atsitiktinumų nebūna. Ir kai šiandieną manęs buvo paklausęs tą būtent dalyką, kokie patys drąsiausi žodžiai, kuriuos tu esi ištarusi, aš sakiau, man reikia pagalbos. Tai būkime gal mes tie laidininkai, suteikiantis tą šviesą pasauliui. Lai nebūna tų tikrai karų, kas dabar vyksta. Mes mokėkime nuo savęs atrimti. Turėkime po ranka tų gerų dalykų, kuriais tikrai galime dalintis. Jeigu baimė užėjo, yra knygos, yra tiesiog susistiprinti sistemą nervų reikia. Tiesiog reikia pradėti galvoti, ką mes valgom, ką mes galime save sutvarkyti psichologiškai. Ir tai yra matoma. Dabar paskutinę savaitę aš gaunu tiek pakvietimų. Tai yra matoma. Sako, tu eini švieti. Aš sakau, aš dėkoju kiekvienam savo sutiktam žmogui. Aš dėkoju, kad aš esu reikalinga, kad galėjau prisiliesti prie tokios kompanijos Dievo sutverto žmogui per produktą. Žinokite, tai yra antiek paprasta iš tikrųjų. Tai yra antiek paprasta, kad jau daugiau ir paprasčiau būti negali. O mes esame tokie unikalūs. Mesgi mokame matyti ne akim, mesgi mokame matyti širdim. Tai tiesiog šios dienos ir būtų tokia mano kaip ir pabaiga galbūt su visu tuo, ką aš išjaučiau, pasidalinau. Labai noriu paskatinti būti savimi. Nebijoti, radus vietą šio žemėje, paskirti, atlikti visapusiškai, išjaustai šitą misiją. Nebūkime abejingi,
Eikime ten, kur kviečia. Mokėkime džiaugtis. Pažiūrėkime, kiek mes turime daug dar ko, kur mes neišnaudojom. Mums gal ir neprireiks viso šito kiekvieną dieną. Tai nuneškim ten, kur kažkam reikia šito. Kai mane pakvietė Sprog Cafe, tai yra kavos kavinė, ten pagrindai yra žmonės tikrai pensinio amžiaus beveik. Ir aš supratau, kokį turtą jie tenai turi. Ir jie nenori užsidarę sėdėti, jie nori būti reikalingi. Jie daro gerus darbus, jie mokina mus atvykėlius kitataučius ir žmonės nuo karo pabėgusius. Tam tikrų tradicijų, tam tikrų ir kalba. Oi, dabar jau gręžia mano kažkas kaimynas tikriausiai, jau kaip ir vakar irgi negalėjau dalinai prisijungti, nes gręžia. Tai nieko. Tai va taip va. Tai žinokite, turėkime mes ir tų savo saldainiukų, kai aš sakau, pasivaišinkime, pamokykime žmonės, kurie neišdrįsta galbūt paklausti. Būkime drąsus, galėdami padėti, prašydami. Tai tuom ir aš tiesiog esu labai laiminga, kad aš galiu jums padėkoti, kad aš galiu pasisakyti. Lygiai taip pat, kad ir galiu paprašyti. Vat netaip senai paprašiau net ir medžiagos atsiųsti vienos draugės iš Danijos, iš Norvegijos, ten buvo mano Ingutė. Tai knygas kai kurias, kur galima pasidalinti, paskaityti informaciją. Taip, kad mes būkime psichiką nesužalojanti žmonės, o būkime psichiką atgaivinę žmonės. Kaip vat po to lietaus pasiemi kryžiažodį ir sprendi. Ir jau čia savo padėjai. Pamatai kažkur tai nepasisekė. Pasibelsk pas kaimyną. Pasibelsk pas jį. Aš savo kaimynam tiesiog tiek dėkoju, kad jie pas mane yra būtent tokie ir ne kitokie, kad jie mane priima tokia, kokia aš esu, kad mes galime draugiškai draugauti, kad galime vieni kitiem padėti. Ir mano katytė juos pažįsta ir mes visi viskuom dalinamės. Taigi nuo to tik visiems mums yra geriau. Ir būkime psichologiškai, fiziškai, dvasiškai stiprus. Tai va tokį pranešimą aš jums norėjau pasakyti. Bus gyvi laivai, jeigu kažkam kažko tai norisi ir nelabai išeina, tai parašyk, padarysim. Tikrai sakau, paimsim ir padarysim. Aš irgi parbėgau, plaukai, lietus, sušlapusi, susišiaušusi, sėdžiu su megztiniu. Bet man šilta su jumis, suprantat? Galėčiau ir be to megztinio gal, bet šiandien labai šalta pas mus yra. Tai žinokit, ačiū už tą šilumą, už viską, dėkoju, kad esat, kad aš jūs myliu, jūs mane prisimenat. Ir taip meilė dauginasi, ar ne? Tai va, tai su kai kuriais susitiksime, galbūt savaitgalį, rytoj turiu užimtesnę dieną, bet ruošiu vieną paskaitą įdomią jums. Tai visiems gražios, šiltos dienos su savo reikaliukais, mylimukais ir su pačiu savimi. Linkiu paskaityti gerą knygą. Įdėsiu, ką aš pati skaitau, parekomenduosiu, jeigu jums tinka. Gerai? Ufyte, sakyk, ką tu nori? Ką? Matot, kokią draugę turiu? Tai vienam, žinokit, nelabai reikia būti. Ane? Tai va, eisime draugauti mes irgi, nes irgi Ufa pasilgo jau manęs. Tai čia pridarė bardako man, bet mes taip užtat pajudam fiziškai. Tai va, iki, bučiuoju, myliu visus, prisimenu, dėkoju už kiekvienam, už viską, visatą. Siūsk mum gražių dalykų, mes jų laukiam. Tik išmokim prašyti. Ačiū, labai myliu. Iki.